Ateina pičelis, vyrukas į floristikos saloną, jau gražios gėlės visokios, žinai, prabangios. Sako, labdien. Ir tokia bėda čia vakar, žiauriai susipykom su žmona, aš visko priešnekėjau, galvoju, dabar reikia kažkaip gėlių ir, gal kažkokią gražią ar puokštę, ar kažkaip daug, sako, reikėtų tų gėlių. Gerai, sako, pardavėja, ta floristė, sako, tai ką jūs jai pasakėt, žinai, priklauso nuo to. Sako, padinau, durni, kvailę padinau, sako, sako, ir deda 20 kelias rožės jau deda, sako, daugiau nieko nesakėt, padinau dar nerūpestinga, kad, jai dzin viskas dėl. Nesako, dar reikia įdėti, dar įdėda 20 kelias, jau daug glebys. Ir sako, ir dar, sako, dar vieną žodį pasakiau. Ir ką, sako, jai pasakyt, dar pasakiau, kad jis stambi. Taip, floristė pasižiūri, padeda rožės į šoną, paduoda, reiškia, krepšelį jam su gedulo vainiku, sako, čia tamstai, pasidėkit. Gerulis. Va taip. Ok. Čekas Norisas sugeba taip greitai išsikepti bulvites fritiūrinėje, kad jos net nesušlampa aliejumi. Iškepė. Beje, čia radau Facebook'e kažkas pasirašė. Gimtadieniai pasirodo. Labai padeda sveikatai. Dėmesio. Mokslininkai rodė, kad tie, kurie šventė daugiau gimtadienių savo, kaip taisyklė, gyveno ilgiau. Taip, kad jūs žinot puikų receptą. Pirmin. Brangusis. Beje, jeigu gimtadienį savo sesę Laimą noriu pasveikinti, šiandien jos gimtadienis. Šiandien gimtadienis. Gerai, sveikinimai. Puiku. Paskambinsi mūsų neegzistuojančioje rubrikoje. Prigausime. Taip. Brangusis, eik košės valgyt. Mieloj, košės? Bet juk tu sakai, sriubą gyveriai. Maža, ką aš viriau, ką viriau, tą išviriau. Sauliau, tavo mislė. Bandyk įsivaizduoti, kaip atrodo moters smegenis. Pakankamo dydžio turbūt. Viskas gerai. Aha. Gal net žinoma stipriau nei vyriškosios. Bet norint įsivaizduoti, kaip atrodo moters smegenis informacijos prasme ir skirtingų temų prasme, atsidarykite internete 3000 interneto naršyklių. Vienu metu. Super. Ir bandykit viską skaityti. Kompiuteris neužsikerta, jis veikia puikiai. Puikiai. Taip, dar vienas trumpai įsiterkime apie Čeką Norisą. Visi kalba apie Žano Klodo Van Damme įspūdingai atliktą špagatą tarp dviejų važiuojančių vilkikų. Bet ar kas nors žinojo faktą, kad tuos du vilkikus vienu metu vairavo Čekas Norisas? Sauliau, su kokiu žodžiu rimuojasi žodis miegoti? Miegoti? Galvoti. Ne, geriausiai pasirodo, nustatė mokslininkai, kad žodis miegoti rimuojasi su žodžiu ilgai. Viskas. Aš turiu dar paskutinį pabaigai. Penktadienio vakaras, ligoninė, gydytojas išeidamas namo, užeina į vieną palatą, sako pacientams, ką, ligoniukai, iki pasimatymo, iki pirmadienio visiems, O va, jūs kur ten du, kamputį, ate, jums ate.